Dar norėčiau įsiterpti. Aš kiek esu girdėjęs, kaip populiarus dainininkas, aš neminėsiu jų pavardžių, tarkim mano kolegus, kurie man pasakojo tikrus faktus, kaip papuolė į sveikinimų koncertą. Šiandien jie yra populiarus. Na, sveikinimų koncertas dažniausiai dabar... O jums yra svarbu turbūt? Tas pačias. Nu, man tai yra svarbu. Aš galvoju, kad vis tiek, kad ir tose pačiose sveikinimų koncertuose galėtų rodyti įvairesnės dainas. Ir aš esu girdėjęs, kad netgi prieš 10 metų, kurie dabar transliuojami 10 metų iš eilės sveikinimų koncertuose, jie papuolė taipogi per kažkokius kyšius arba tiesiog patys susimokėję. Mes šiandien turime čia labai daug žmonių, susimokėję už dainą, tik tada pradėjo rodyti televiziją. Pačiam reikia užsakyti. Aš paskambinau į sveikinimų koncertą, reiškia, sveikinimų koncertų rengėjai, man pasakė, Aidai, sako, mielai, sako, parodytumėm tavo dainas, mielai parodytum, bet sako, nu, reikia pirmą, kad kažkur užsisakyti. Koks įkėjimas? Čia visi kalba, kad Vilnius reiškiasi, ar čia, kaip pasakė, nereikia to Vilniaus irgi taip nurašyti, kad nemėgsta ir nenori. Aš, tarkim, Vilniuje koncertavau porą kartų Pabo Latino klube. Ir žmonės, kurie paskui po koncertų, kurie ėjo, nu, tarkim, bendravom prie stalelių, prie visko, tiesiog buvo tokių žmonių, kurie, nu, vakarėlio metu sako, mes taip pasilgstam tos popsinės muzikos. Klausimas yra toks, kad jūs mėgsta provincijos publiką, tas yra akivaizdu, o jūs nejaučiate tokio, kad Vilniuje iš jūsų užsisakė kažko, pasikvietė, pinigus sumokėjo, bet kad tą daro ant bajerio. Kaip maždaug pasišai ant prikolo. Skirtumas, va ta publika, jūs myli nuoširdžiai, jūsų dainas dainuoja patinka, kaip kažkada Cicina. Jisai, sakykime, kažkur koncertuoja nuoširdžiai, publika tikrai vėl. O Vilniui jis atvažiuodavo ir jį, kaip kokį, nežinau, kaip klouną pasikviesdavo ar ką. Jūs to nejaučiat? Gali būti, tokių dalykų nėra tikrai buvę. Ar niekas jums nėra sakęs, kad jūsų atliekama muzika yra primityvi, kad ją reikėtų uždrausti, o jūs visus išvežti į negyvenamą salą, kad dainuotumėte patys savo? Tikrai ne, taip nėra niekas sakė. Kaip ir kiekvienas atlikėjas, kaip ir kiekvienas muzikantas sulaukė visokių komentarų kritikų, bet aš nekreipiu tą dėmesį. Tai mano darbas, aš 6 metai tą dirbu, iš to pragyvenu, įrašinėju, kaip ir sakiau, norėtųsi, aišku, profesionalesnių dainų, bet aš tiesiog dainuoju paprastam žmogui tai, kas patinka žmonėms. Nes, pavyzdžiui, man Facebook'e dažnai... Aš norėjau sakyti, čia yra tikras komentaras iš interneto, kur žmonės... Komentarų labai daug yra, taip pat kaip ir su dainom, taigi kalbėjom apie internetinės peržiūras, aš nepuolu gytis, kad viena mano nauja daina per keletą mėnesių pasiekė 100 000 peržiūrų. Tai kaip aš taip pat dalyvavau vienam vakaronė, čia irgi Vilniuje eksperimtos Rimantės Šalaševičiūtės gimtadienį mūsų ministrės. Tai suprantat, ir aš kada jinai atsakė visus muzikantus ir pasisamdė mane koncertuoti. Ir kada aš koncertavau apie tą pasityčiojimą norėjau pasakyti. Kadangi žmonės, kurie jos bali buvo įvairus kontingentas žmonių ir pasirodo, kad buvo iš Marijampolės kažkokios globojami žmonės, nu žodžiu, kad ten šoko baliavojo. Ir visą vakaro metu aš dainavau be abejo gyvai, kas be ko, ir visą laiką prie manęs ėjo tie žmonės ir vis sakė porelė jausi, pasiklausykim, mane tik užknyso. Ir suprantat, aš paskui prie stalo, kada atsisėdau muzikantų stalo, jie atėjo prie manęs, aš galvoju, sako, nu padainuojam, aš galvoju, nu jie specialiai gal čia taip norėjau parodyti, gal aš balsą neturiu, žinai, o aš užtraukiau, o saulė mano, netark sudie. Suprantat, o tie žmonės sako, o tas vyras tos moters ir sako, viskas barmenė, nešk butelį, numanikas tikrai dainuoja turi balsą. Viskas šaunuolis. Dar noriu pasakyti apie muziką. Šiaip aš labai vertinu gyvą muziką ir jeigu būtų, kaip sakant, babkių, nes viskas, kai remiasi babkis, aš labai mielai dainuočiau gyvą, su gyva grupė muzikantų. Jūsų Facebookas nuolat mirga nuotraukomis iš provincijos miestų, miestelių, kaimelių salių, kur sėdi koks 10-15 žiūrovų. Bet tai jūsų entuziazmo, kaip matau, nenumuša ir jūs laikot save populiarių dainininkų. Pavyzdžiui, bet jūs sako 100 000 peržiūrų. Praėjusiam koncerte, praeitą savaitgalį jūs turėjot, ar ne? Taip. Kiek žmonių susirinkė? 65 paskutinį koncertą. Aš noriu pasakyti apie tas nuotraukas ilgi būna. Tai nebūna, kad
nuotraukos yra dedamas, tai yra po koncerto, kada pasilieka bendruomenės, tarkim, žmonių, aš dažnai, pas mane dažniausiai baigėsi tai koncertai, kad mes pasiliekam ir pavakaroti, ir pasibendrauti žmonės, kurie prašo, ar ten parašo, ar ten kompaktinio disko nusipirkti, tai ir gaunasi ta žmonių tokia samprata labai įdomi. Aidai, jūsų neliūdina tai, kad pas jūs koncerte praėjusią savaitę buvo 65 žmonės, o savo koncerte 12 000. Ne, neliūdina. Jums užtenka. Aš turiu apie kiekvieną savo nuomonę ir aš manau, kad kol uždirbi, aš manau taip, kad kadangi Lietuvoje aš dar plus mokausi, pradėjau mokytis naujo amato, reiškiasi, ir muzika yra mano nuo pat vaikystės pašaukimas ir man tikrai, aš nepavydžiu niekam, man kol kas užtenka ir duonai, pienam, kefyrų, tapkiam ir kol kas, kol dar užteks mokesčių, šildymo ir žodžiu. Aš noriu jūs pakviesti čia, sceną. O tam saulėtam pajūry prabėgo mūsų jaunos dienos, nenuiraš ir tu meni, tik gaila išsiskirti laikas. O kam sugriovei tas pilis ir lyg maža vaiką mergaitė, man pasakeis sugie brangus, įrodus mūsų meilė baigės. O tam saulėtam pajūry prabėgo mūsų jaunos dienos, nenuiraš ir tu meni, tik gaila išsiskirti laikas. O kam sugriovei tas pilis ir lyg maža vaiką mergaitė, man pasakeis sugie brangus, įrodus mūsų meilė baigės. Ačiū labai.